Kadangi automobilis yra senas ir dėvėtas, reikia pridėti rankas. Turiu padaryti 100 darbų. Jis reikalauja investicijų, tai yra 100 eurų. Ar tai įmanoma? Kam aš tą iš vis padariau? Turbūt ne. Sveiki! Tai po 7 mėnesių pertraukos grįžtame į 100 darbų už 100 eurų projektą, kurį aš buvau užmiršęs visiškai ir tikėjausi, kad prie jo niekada nereikės grįžti, bet šitas golfas tiesiog dirbo savo darbą tuos 7 mėnesius ir nereikalavo jokių investicijų. Apart to, kad po mūsų kelionės aplink Lietuvą, jeigu nematėt, galit pasižiūrėti nuorodą čia kažkur tai. Vėl sudirbtas visiškai salonas, prie jo turbūt jau nebegrįšim. Ir dabar naujausias gedimas yra, kaip matėt, valytuvai. Valytuvai šitam automobilyje veikia kitaip negu įprastose automobiliuose. Vienas valo į tą pusę, kitas valo į tą pusę. Tai čia yra 2 atskiri valytuvo mechanizmai. Mūsų bėda yra šitoj pusėj. Apart to, kad jisai nedavalo lango iki galo, jis dar ir vėluoja ir biškį trukdo galbūt šitam valytuvui, kuris veikia gerai. Ir girdisi traškesys kažkoks, tai kažkas tai tenai netvarkoja. Kadangi vasara pas mus tokia lietinga, valytuvų reikia, tai pabandom sutvarkyti šitą dalyką už 0 eurų. Važiuojam. Mūsų ligoniukas yra štai čia. Pirmiausia, nuimam šitą dangtelį. Reikia atsukti šitą veržlę. Vienas sriegis yra normalus, kitas yra atvirkštinis. Ir neatsimenu, kur koks. 13. Jo, šitoje pusėje sriegis yra įprastas. Tikriausiai nenusiims. Oi, nusiėmė. Kažkaip čia per lengvai. Toliau nuimam turbūt šitą plasmasę. O taip. Kiek čia tų varžtų gali būti? Nu tai pirmiausia atsukam šitą, paskui tikriausiai mums firewallas trukdys, tada teks nuimti ir jį, bet kol kas darom tai, kas būtina. 30-tukas. Kažkur laikosi. Ai, va čia matau varžtas iš apačios. Gal nusimam tą firewallą ir nieknisam proto. Easy. Štai taip. Kažkokia detalė iškrito. Reiškia, mes turim pirmiausia pastumti fiškę į priekį, palenkti fiksatorių į save ir nusimauname. Na štai, turime keleivio pusės valytuvo mechanizmą, šiek tiek purvo, bet tikriausiai jis mums čia nieko, jokių problemų nekelia, pats variklis, manau, veikia puikiai. Problema bus čia. Šitas strypas, kuris sukiojasi, jisai stringa čianai. Čia panašu kažką į tokias kaip rūdis. Tikriausiai per čia pateko vanduo. Ir ten viskas sužudijo. Tai planas iškrapštyti šitą daiktą lauk, išvalyti viską ir sutepti. Labai paprasta. Čia mes turim tokį fiksatorių, fiksavimo žiedą, kurį reikia gražiai nuimti. Gražiai nuimti jį reikia. Pabandysiu su 2. Svarbiausia nepamesti. 3 rankos biškį trūksta.
Viskas žymiai paprasčiau buvo, negu aš dariau. Va, pukšt. Toks, vat, mėnuliukas. Tokia poveržlė. Ir pagal planą, atjungus va šitą vadalį, šitą šarniriuką, turėtų išsitraukti. Bet sprendžiant pagal tai, kad mes turim strigimą, jisai neišsitrauks. Tai jeigu kaitinsim, tai iškart galim tokius dalykus, kurie lengvai gali nukentėti nuo ugnies, reikėtų nuimti. Ištraukim varžtą. Okay. Dabar atjungiam šitą. Čia irgi reiktų nesupainiot, kas kaip buvo, jeigu daugiau vardai, nes paskui valytuvai veiks tikrai ne taip, kaip turėtų. Pagal viską šitas turi išsitraukti, bet mes matom, kad jisai net nejuda. Ta prasme, ant kiek yra stiprus variklis, kad valytuvai veikia, bet ta dalis, kuri turi suktis, jinai rankom net nesisuka. Wow. Gerai, tai dabar sukelsim gaisrą. Ten turėtų būti guminis oringas. Prieš tai, kai viskas įkais ir užsidegs, reikėtų jį išimti. Va, oringas nuimtas. Jis kaip ir turėjo apsaugoti visą šitą mechanizmą nuo drėgmės, bet nieko nėra amžino. Dabar užsikabinsiu veržlę čianai, kad nesugadinti sriegą ir pabandysiu tiesiog truputį pakalt. Galbūt tiek ir užteks ir truputį pakalus pradės judėti. Ne, to nepakanka. Tai kaitinimas padėjo labai nedaug, truputį pradėjo klibėti daugiau, bet progresas taip staiga ir baigėsi. Tai šiuo metu aš pamerkiau į seną tepalą. Tikiuosi truputį ten pro mikrotarpelius įsisunks čia per kokį pusvalandį, valandėlę. Tiesiog palieku tepale. O tuo tarpu mes turim čia tas va tokias detalytės. Tokias va. Turim šitas detalės. Ir aš įsigijau štai tokią fritiūrinę. Tai kodėlgi nepabandžius viso šito išplaut. Nustatom 40 laipsnių ir 30 minučių. Kol plovimo mašina bando ten kažką išplaut, aš pavargau laukt, ištraukiau jau mechanizmą iš tepalo balos ir dabar bandysiu pasitelkti šiek tiek rimtesnius įrankius. Dabar aš naudosiu tokį pneumatinį plaktuką ir 13 galvą ir pabandysiu išklibinti visą šitą reikalą. Bet kažkas man skambina. Pneumatinis plaktukas ir 13 mm galva, kurią mes maunam ant šitos veržlės ir bandom išstumti visą šitą mechanizmą lauk. Dabar truputį atgal. Jau beveik išlindo. Va, matosi kiek rūdžių čianai.
Oh, yes. Tai čia turim skylę, kurią reikės išvalyti ir stipriai sutepti. Ir su šita dalim reikės padaryti lygiai tą patį. Čia yra guminis žiedelis, kurio mes... Ups, tokia jau būklė. Atrodo neblogai. Nu, toks tikrai nenaujas. Pažiūrėsim, gal jeigu turiu kažką panašaus naujo įdėsiu. Dvi va tokios va poveržlės. Bandysim viską išvalyti. Regis nutilo plovimo mašina. Nusipirkau tik tai mašiną, bet neturiu jokio skysčio tinkamo. Tai tiesiog kažkokių ploviklių radau, įpiliau. Tikrai ne viskas atsivalė. Laikas surinkti mechanizmą. Strypas tikrai gavo daug drėgmės ir buvo stipriai sužalotas, bet viską pravalius, jis lengvai įsideda. Nėra kažkokio ten didelio klibėjimo, šioks toks laisvumas. Mes jį išgelbėm, parinkau panašius 2 naujus O-ringus. Radau granatų tepalo, manau, kad čia jisai visai gerai tiks. Ir iš fritiūrinės ištraukiau mums reikalingas dalis. Pradedam surinkimą. Naudojau dratinį šepetį ir šlifavimo popierių. Tokiu būdu nušveičiau didžiąją dalį rūdžių ir rezultatą matot. Viską teisingu eiliškumu reikia sudėti, ne? Šitos šaibos kažkokios jos išlenktos į skirtingas pusės turėtų būti. Maunam jas čianai. Tada vieną naują O-ringą. Op. Įdomu, kelintų jūs metų. Gerai. Taip. Manau, čia didelio skirtumo, kuo tepsi, nelabai yra. Svarbu, kad būtų tirštas ir nelabai bijotų vandens. Tie O-ringai ir truputį tą drėgmę vis tiek praleidinės. Tai gausiai sutepam, čia mums tikrai negaila. Dabar šitą galim grūsti į vidų. Taip gražiai pukšt, sulenda. Kaip matot, dabar sukasi vienu pirštu. Turi eiti dar vienas O-ringas. Liktais tokia šaiba ėjo. Ir... Pamečiau pusmėnulį. Radau, įkrito į vonelę. Nusausinam. Uždedam. Pristatė naujas pirštinaitės. Pamiršau, ką mes darėm per tą laiką. Šitą įvarę reikia pabandyti dėti, kaip jinai buvo. Manau, kad taip. Nu, išimti buvo lengviau. Nu, davai. Taip, nu ir ką. Skirtumas yra. Čia dabar reikia sudėti, kas atsimena, kaip buvo. Ar va taip buvo, ar va taip buvo. Neatsimenu. Reikės peržiūrėti medžiagą. Čia irgi reiktų nesupainiot, kas kaip buvo. Va taip buvo. Nu ir bandom sumontuoti. Nu ką, valytuvas surinktas, liko tik tai uždėti dangtelį, bet prieš tai patikrinam, ar viskas teisingai sureguliuota.
tobulai. Štai taip per pusdienį, per daug nesuprakaitavę. Pataisėm dar vieną gedimą golfe ir iš 100 darbų liko padaryti 84, o fonde dar turim 95 eurus. Bloga naujiena ta, kad po 2 mėnesių šitas golfas turėtų važiuoti techninę apžiūrą. Galimai teks dar padirbėti. Ačiū, kad su manim buvot iki pat pabaigos. Ačiū tiem, kas paspaudė like. Labiausiai ačiū tiem, kas parašys komentarą. Ir paspaus subscribe. O mes pasimatysim kitose epizoduose. Iki.